Būkite atsargūs žmonės, mes esame juokinami tų pareigūnų, kurie iš tikrųjų iš ryto šiandien dideliam pajėgom paėmė mergaitę per prievartą. Taip kad davai mus tegul pajuokina kiti žmonės iš mūsų gretų. O paskui mus nufilmuos visus besišypsančius į teliką įdės. Ir ką, Lietuva supras, kad viskas gerai, suprantat? Nėra ko šypsoti šiandieną. Turėkit omeny, LTV mus filmuoja, o šitas žmogus mus juokina. Nesijuokiam šiandieną. Nes mus nufilmuos besišypsančių. Šiandien nėra ko juoktis, nėra ko šypsotis. Ar nufilmavot besišypsančių tautą? Spėjot? Kaip jūs pasakėt? Ką jūs pasakėt? Ar man impotencija? Prie ko impotencija? Kas dabar tavo yra? Mes dirbam kaip ir tu, ar ne? Tik man už tai pinigų nemoka niekas. Tai ko tu nuolatos kabinėjai? Ką mes to padarėm? Todėl, kad aš žinau, kaip jūs manipuliuojat žmonėm. Jūs nufilmuojat tai, ką jums patogu, tai, kas patinka. Aš buvau ėjęs pas jūsų vadovybę, nešiau DVD filmus su dokumentiniais filmais, kuriuos išverčiau. Nieko neparodėt. LTV, taip pat kaip ir LNK ir Lietuvos rytas, jie tą patį. Ir 15 minučių, Delfis. Mes irgi filmuojam. Internetas kitaip parodo negu LNK. Ką? Tai kad visi mato. Visi mato. Visi viską mato. O žinot, kad nusikaltimo dangstymas yra nusikaltimas? Taip. Ką? Visi tą žino. O kaip jūsų nuomonė? Jūs kamerą laikot, jūs formuojat žmonių nuomonę. Kokia jūsų nuomonė yra apie visus šitos įvykius? Jums atrodo nebuvo jokio nusikaltimo? Jūs neturit nuomonės, jūs dirbat savo darbą. Jie panaudos, jie išsums savo padarys. Reikalas tais, kad jie filmuojami patys. Taigi jie patys filmuojami. Ta, kai jie iškarpys, aš sudėsiu su to, ką aš nufilmavau. Padarys tave kaip kokį, žinai. Jie sugeba. Ką? Nieko. Jie neturi savo nuomonės. Jie filmuoja, perteikia Lietuvai, bet jie patys neturi savo nuomonės. Malonu. Šitokį byloj laimėjo Lietuva, pagalvokit, o ne kažkokie žmonės, kurie ten, siekia kažkokių savų interesų, kažkokie politikai, outsideriai, kurie iš vis, manau, nori sugrįžti. Laimėjo Lietuva, viskas, ir mes džiaugiamės Lietuvą. Sprendimas teisingai vykdytas. Sprendimas visiškai 100% vykdytas teisingai. Ir kitaip būt negalėjau, jūs suprantat, aš jau nuo pat pradžių. Ir aš myliu Lietuvą, savo šalį, aš išvažiuoju užsienį kažkur ir kad čia kur nors. Ko man bijoti? Aš nieko nebijau. Nėra ko man bijoti. Bijau po mirties patekti į pragarą. Daugiau aš nieko nebijau. Jie čia atėjo tam, kad suformuotų tavo nuomonę. Jie valdo šitą dvokiančią supuvusią visuomenę. Jie žymi tarsi šunys savo naują teritoriją. Kuo jūs tikit? Ne, bet jūs LNK nufilmavo. Išskirtinai jūs nufilmavo, davė jums pasisakyti, tai... Mes nežinom, kas mus. Ne, aš nuo pat pradžioje, žinok, aš nuo pat pradžioje, aš visur važiuoju. Tai gerai, tik tai reikia išsiaiškinti. Jo. Ką, nepadaryti, kalbėkime. O todėl, kad mes gilinamės į bylą, todėl, kad mes matom, kiek žmogžudysčių. Daug žmonių tai matom, ne mes. Čia jūs esat mažuma, atminkit, jums reikia dabar bijoti. Jo, nes jūs esat nufilmuoti ir nufotografuoti. Jo, aš mačiau, GLNK atėjo specialiai išskirtinai juos pasistatė ir filmavo. Nu, taigi provokatoriai čia, nu.
O aš irgi provokatorius, tik tai iš kitos pusės. Aš einu nuo pat pradžių, čia visur važiuoju, į teismus važiuoju, visur, kur aš tą tikiu nuo pat pradžių. O kuo tu tiki, palauk? Tai kuo tik, kad stankūnai kažkas. Palauk, tegul atsako žmogus, nuo ko tiki, aha. Apšauta, kad Kas? būtų specialiai sukurta pedofilija. Kad čia netikra viskas buvo. Kad čia viskas tikiu, 100%. Aišku, tikiu, kad yra, kaip aš netikėsiu. Klausykit. O Teismai įrodė. Kedys, kada... Teismai daug įrodė, kad Pociūnas sisiojo Aš to tikiu. Aha. Bet kodėl jūsų tikėjimo perteikė Lietuvai per LNK, nufilmavo jūs? Mane ir LNK Lietuvos Išskirtinai. rytas ir Teisingai. Baltijos televizija. Aš pasakysiu dar kokie 15 minučių, jūs gali patalpinti irgi labai puikiai. Ir Delfis. Jo. Bet tik tai ne karštas komentaras, ne Tele3. Ar jūs Tele3 filmavo kada nors? Jo, A. daug kartų. Džiaugiesi, kad mergaitė laisva. Jie. A, jie džiaugiasi. A, šitie. Tas pats parodė, kad jis iš kalėjimo išėjo ir pradėjo baisiausiai ten. Gali būti. Labai panašus į šalį. O šunį atsiunčiai. Šunį atsiunčiai. Čia tas, aš nežinau, jie po to jį išleido ir pradėjo O šunį atsiunčiai. Išdama tu. Labai gerai, kad pasakėt. Nors tiesiog per teliką mačiau, kaip jis pradėjo veiklą, bet sakau, labai panašu, bet nesu tikra, kad tas... Kad Lietuva apmeluota, suskaldyta ir policininkų, net ne kareivių, patus sutraiškyta. Amerikai, kad paimti Bin Ladeną, užteko 26 kariūnų. Lietuvai prireikė, kad pavogt mergaitę iš jos gimtos aplinkos net 240. Šiaip tai mes esam prieš pedofilus. Čia beje buvo svarbus momentas, jį turėjot pastebėti. Jisai manęs iš pradžių paklausė, ar aš iš karšto komentaro, o paskui įsitikina, ar aš filmuoju, pasižiūri taip, ir tada garsiai sako, taip į kamerą žiūrėdamas į mane, šiaip tai mes esam prieš pedofilus. Ir tada bando dar įstikinti, ar jo draugė suprato, ką jis pasakė, kad jie yra filmuojami, kad jinai irgi palinksėtų, kad jie yra prieš pedofilus. Patus sutraiškyta. Amerikai, kad paimti Bin Ladeną, užteko 26 kariūnų. Net 240. Šiaip tai mes esam prieš pedofilus. Aš noriu paklausti, o kiek kariūnų reikės, kad Vilniaus rajone ir Šalčininkuose lenkiškos užrašus nubrėžti, kurie jau 3 metai neįvykdytas teismų sprendimas. Gal 2000? Mirė savo nesmurtinę mirtimį. Į Garliavą jis atvažiuodavo, ne? Garliavą su šuniu, su plakatais. O kokį plakatą jis laikydavo? Jisai, kad atiduot mergaitę Stankūnaitį. Jisai... Jo, ir jisai yra pats, bijau dabar sumuoti 5 ar 6 metus sėdėjęs už 13-metės išžaginimą. Tai va šitas pilietis, kuris 5 ar 6 metus sėdėjo už 13-metės išžaginimą, kuris važiavo į Garliavą. Nori, kad aš patikėčiau, jog pulkininkas Pociūnas pats Įrodinėti, kad mamai turi būti grąžinta dukra, ne? O šitas pats. Aš jam einu užduosiu šitą klausimą dabar, jisai patvirtins ar ne? Bet trūko, kad mane verstų. Prašau, o jūs su šunim buvote į Garliavą atvažiavęs? Su plakatais. Kaip? Nebeprisimenu. Į Garliavą nebuvot atvažiavęs? Tai neprisimenat ar buvot? Neprisimenam ir Todėl, kad Ir neprisimenat ar buvot? Tai ir jūs už tai, kad... buvom, aišku. kuri gavo kubilių. Aišku. Ir ką jūs tenais, su kokiais plakatais buvo tenais? Ką jūs ten įrodinėjat? Nebepamenu, bet žinau, kad Dabar buvo. paėjau. Nepamenat, ką jūs laikėt kokį plakatą, bet žinot, kad buvo, taip? Ne, tai aš, bet kokiu atveju, aš einu už tai, kad vaikas būtų grąžintas mamai. Taip, taip. O kas tuose plakatuose dabar aš tiksliai, bet Lietuva su prašymu, kad grąžintų. Nu. Tai jūs... Už ką, jeigu nepaslaptis pats sėdėjai?
Skirtumas. Ne, tai yra skirtumas, tu esi sėdėjęs 5 ar 6 metus. Ne 6, 7. 7 metus esi sėdėjęs. Už ką? Už ką esi sėdėjęs? Už ką esi sėdėjęs? Už ką? Ko tu čia mane kamantinėjai dabar? O tai ką, negalima? Galima. Tai viskas. Viskas nufilmuotas esi. Pateks į Lietuvą visą per internetą, per visą pasaulį. Gerai, labai. Agirte, tai kas tu dabar sakysi? Nu, pasakyk, už ką sėdėjai. Už išžaginimą. Ir čia šitą plakatą laikai. Šitą plakatą. Malačius. Palauk, jūs galvojate, jisai apsimetė? Aš žinau, kad apsimetė, tada ir aš. Su manim nekalbėjo. Iš tik, kad jisai man išsidavė, kad jis 7 metus sėdėjo kalėjime už išžaginimą. Jisai man išsidavė, jisai kvailas. Jūs nematot, ką laiko? Tai aš matau, aš jo išklausinėjau, sakau, ką tu čia stovojau. Jis sako, Stankūnaitė. Aš jį nufilmavau. Kodėl laiko šitą plakatą? Žinokit, tai yra informaciniai karai, suprantat? Aš mačiau, kaip LNK prie jų atėjo, išskirtinai juos nufilmavo. Absoliučiai, nes jiems Išskirtinai juos, aš juos ir sakau. Apie ką ir kalba, jie dėl to ir stovi, kad man Tai kad jūs tik truputį pavėluoti, aš jau viską spėjau ir nufilmuoti ir viską. Viskas buvo, Jo, aš gal kažkaip prieš... truputį pavėluotai. Aš jau spėjau nufilmuoti netgi, kaip jisai sakė, kad jisai buvo Garliavoj su šunim, su plakatu. Jisai išsidavė, aš jį prispaudžiau, jisai pasakė, kad jisai buvo žagintas. 7 metus sėdėjo. Kodėl tą plakatą, mes ne apie jo Ne, tai asmeninį aš turėjau omeny, koks žmogus atstovauja, vat Stankūnaitė. Jisai tiesą, tipo tiesą atstovauja, ir Stankūnaitė atstovauja jisai. Tai kodėl jis čia atstovauja? Nu tai, Jeigu jį patys žagina. nu tai ką, mums garsiau reikia per garsiaukai paskelbti, ką jisai čia daro. Ką jis čia daro? Taigi mes matom, ką jis daro. Nu, bet jisai jau padarė, ką padarė. Jisai atėjo specialiai išskirtinai LNK prie jo ir grinai jį nufilmavo. Pasi interviu, jisai kalbėjo į kamerą, jie išskirtinai jį filmavo. O aš iš nugaros... Jo, o aš iš nugaros viską nufilmavau, kaip LNK prie jo prieėjo. Jo, ir nufilmavau, kad LNK tai padarė ir paskui paėmiau interviu trumpai, jisai pasakė, kad žagintai 7 metus sėdėjo. Nu tai ir va. Toliau tą darysi. O tai visas internetas. Lietuvos partizanai, kur būdavo metami išniekinti jų kūnai, kur gulėjo Lietuvos sąžinė ir garbė, jinai gulėjo patvoriuose. Iš patvorių dabar jinai ir keliasi. Tada jų buvo nedaug. Ir mes turėjome laukti savo laisvę 60 metų. Dabar mūsų kur kas daugiau. Ir mes taip ilgai tikrai nekentėsime. Galėtume eiti į Seimą, kurį mes patys išrinkome. Bet ten Seimui pirmininkauja moteris, kuri taip dažnai keičia kaukes. Ir savo kalbas, kad tu nesupranti, kuris veidas tikras, o kuris ne, į kurį veidą mes turėtume kreiptis. Mes matėme ir jūs ir mes, įsigalėjusias tamsias grupuotės griaunančias valstybę. Mes matėme mafiją teisėsaugoje. Mes matėm nusikaltėlišką nebaudžiamumą. Mes matėme politikų asmeninę neatsakomybę. Matėm jūsų akis ir matėm mūsų akis. Galbūt kažkieno akis yra visiškai užmerktos. Ernestai, Aš paminėsiu čia filmuoja, papilnuot biškį mane su plakatu. atvejų, Tik kuomet nespasakau mūsų per daug, gerai? akis rodė skirtingą vaizdą. Štai mes matėme, kaip galimas nusikaltėlis, advokatas Černiauskas, fiziškai ir morališkai visų akivaizdoje prievartauja vaiką. Tas žmogys tai iki šiol nesuimtas. O ką matėte jūs, prezidente? Mes matėme, kaip vaiko teisų apsaugos kontrolieriai gyrėsi, jog verkė iš džiaugsmo matydama prievartaujamą vaiką. Jai negėda, jai reikia medicininės pagalbos. Tai yra vargšas žmogus, prezidentėjimas reikia vaiko kančia, o ne vaiko laimė. Nu, padėjau kamerą, nes nebūtina filmuoti tokius žodžius. Prezidentė, mes matome, kaip buvęs generalinio prokuroro pavaduotojas apkaltino jūsų prezidentę patarėją atvirų melų. Ką kamera? Šitų žodžių nereikia Lietuvai. Patarėjas melagis liko niekaip neįvertintas. Nereikia Lietuvai šitų žodžių. Ko jūs nefilmuojat? Du aukštas pareigas užimantys LNK operatorius nieko nefilmuoja, nieko nereikia. Ir dar nusišypso. Kodėl jie laisvi? Kodėl vienas iš jų šalia jūsų? Matot?
Informaciniai karai parašyti. Ir vėl mes norim paklausti, galbūt mes klystam, kad mes matėme